Sveiki, brangiai. Dabar ir 2025 metai. Prieš 40 metų, prieš 42 metus pabandžiau pirmsykį parūkyti. Tai šiandien buvo 1983 metais. Nu 2 metus mokinausi rūkyti. Ir po poros metų jau buvau užkietėjęs rūkoris. Jau be cigarečių negalėdavau. Tiesiog, sakyčiau, nikotino vergas jau. Viskas. Nu ir nuo to laiko jau 40 metų, kai esu priklausoms nuo nikotino, kiek pinigų išleidau bežudydam save. Jau neskaičiuos geriau, nors šiandien nesunku paskaičiuoti. Nu sveikata, ačiū Dievui, prieš 10 metų, kai buvau pasitikrinti, kada buvau 40, nemokamai siunti pasitikrinti sveikatą, tai sakė kraujagysles ir kaip kūdikį. Buvau nustebę, kai pasakiau, kad 30 metų esu atrūkęs ir po 2 pakelsi dieną, tai pasakė, kad esu fenomens kažkoks, bet žinau, tada susimaščiau, jeigu Dievas išsaugojo man kraujagysles tokį švaris, tai kažkaip turiu kažką daryti. Nu ir išėjai tik tai nerūkyti apie metus laik su viršum, bet vartojau pakaitalus. Ir nebišėjau jų numesti. Sugrįžau atgal prirūkim. Šiandien apsisprendžiau. Suprantu, kad nebegaliu nei rūkyti, nei nerūkyti. Viskas. Trauk cigaretę šlykščiai. Žinau, žmonės meldžiasi už mane. Turiu daug draugų, kurie mane myli. Jie meldžiasi už mane jau ne dieną, tikrai ne 2. Seniai ir pats irgi meldžiuos, bet vis kremtu, vėl keliuosi, vėl kremtu, vėl keliuosi. Dabar buvau 7 dienas nerūkęs, bet kramčiau gumą, kramtomai tą nikotininį. Jau nebegaliu šlykšti tą gumą, vakar pasibaigė. Vakar, šįryt tiksliau, atsiprašau, pasibaigė tą gumą. Nu ir radau ten tijau cigarečių, užsirūkiau šlykščiai. Dabar bandys vėl nerūkyti ir visi rašys, kaip man sekasi. Žiūrėsim, jeigu numirsiu nuo nerūkimo, paprašysiu žmoną, kad įkeltų video šitą. Žiūrėsim, po kiek valandų darys vėl įrašą, žiūrėsim, papasakos, kaip man sekasi. Te Dievas man padeda. Na, brangiai, pavalgiau pietus ir noris kažko trūksta. Kažko trūksta, o ko trūksta, žinau, ko trūksta. Noris rūkyti. Noris rūkyti, bet tuo pačiu ir nenoriu rūkyti, nes maisto skonį jautu burnoj. O kai parūkai, taip šlykščiai, paskui taip šlykščiai. Ne tas žodis, o čia tas 7 dienas, kai nerūkiau, tai pavalgydavau ir, nu, ne tik pavalgys, bet įsikišdavau gumą ten, tokią su mėtom ir visokių, ir kramtydavau tą gumą, nu, visai. Nu, bet vis tiek per laiką kažkoks toks, nežinau, ką ten deda, kas ten yra. Sako, kad nikotino tam organizmui, bet, nu, va, praėjo 1,5 valandos jau. Nu, kol kas gyvas. Nu, toks nedidelis ir, bet va, pasimeldžiu, sakau, Viešpatie Dieve, padėk man ir, nu, ir toliau
Nu ir matysim toliau, kaip bus toliau. 4 valandas, brangiai, praėjo. Ir iš tikrųjų, nu, sunku tikriausiai, kas yra bandys, tą žino. Nu, nors gal kitas ir sakyt, visai čia nieko nėra. Bet nežinau, man kaip, aš manau, kad aš esu žiauriai užkietėjęs tas narkomanas, kaip sakant, nikotino. Nes, kaip minėjau, 40 metų. Ir per tą 40 metų faktiškai laisvas nesu buvęs darai. Nepavadinsiu laisvę, tai išėjau štai biškį lauk pasivaikščiot. Kvepuot gerai, lengviau kvepuot. Bet iš tikrųjų meldžiuos, galiu pasakyti. Čia mačiau vien pasidalinim vienos moters. Nežinau, aišku, ant kiek jį buvau priklausom, bet jį tiesiog prašė Dievo. Nu ir aš atrodo prašydavau, bet dabar ten vien supratau, kai prašydavau, tada, kada jai būdavo sunku, kada jau ją gundydavau. Ir aš dabar suprantu, kad mane dabar gunda, bet vat aš dabar ir tuo momentu aš meldžiuos Dievui. Dieve, aš tikrai neturiu, jeigu man tiesiog noris eit pasiimti cigaretę ir žaukyti, arba tą gumą sukramtyti ar kažką. Ir tik tai Dievas man gali padėti. Nu, praein kelias minutės, liktai tas praein įvairiai ir, nu, paskui dar pasidalins, kaip toliau vyks. Tikiu Dievu, savim netikiu. Tikrai esu silpnas, bet Dievo stiprybė pasireiškia žmogaus silpnume. Jo, brangieji, 20 valandų jau, kaip išvės be nikotiną, galva skauda. Ne iš lovos išlipti, nenorėjau slėpti iš lovos, prasibudau, nenorėjau slėpti, bet kon. Aš pusryčių nevalgydavau 20 metų, gal nežinau kiek, nu, neatsimenu, kad aš pusryčius valgys. O dabar kažkaip, nu, matytas, nu, potrauks gal rūkyti. Aš nežinau, ar aš noriu rūkyti. Nu, tiesiog užėjant tuiks, atrodo, kad stogą rauna. Atrodo, iš praties pradėt šauktais Dievu. Viešpatie Dievu gelbėk. Vat ir žmonda paskaitė YouTube, ne YouTube, o tam nedirb galvą, ne ant minčių sudėlioti. Ir, nu, esu į žiaurę keit papuolęs tokį reikaliuką, kaip suprantu, žiaurę. Aš neįsivaizduoju, kuo ten dedytus cigarettes, bet ten konkrečiai narkotika. Narkotinis medžiagas. Dabar šias laikas jau nenustėps, kad žmonės pririeštai įsivaizduojat, kokie pinigai. Nu, per dieną 2 pakelis surūka 10 eurų kiekvien dienėlį. Nu, čia vėsa močiut išlaika pensiją, močiut 300 eurų. Tai aš nekalbu apie kitus dalykus, paskiau keikda vaistams ir viskam, nu, niečko kalbėti, kaltinti, nieko. Pats papaulė į tus spas ir viskas, bet tik tavo bėda, kad iš anų sunkiai, tai dabar va tokį eilutį, Jono Evangelijo, 8 skyriau, 36 eilutė, va. Jei tad sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų bus laisvi. Mata, jei sūnus išlaisvins, sako, tikrai bus laisvas. Taip, kaip suprantu, pats žmogus jį negali išlaisvinti. Aišku, gal čia daugiau, jeigu vėjas paskaičius kontekstą, tai supratėms aš jau suprantu, man čia jeigu Dievas išlaisvien iš nuodėmių, kaip sakant, iš amžinam gyvenimo, Dievas tave aprengs savo baltą rūbą, Jėzus savo teisum, kaip sakant, bet vis tiek, o to nailūti, jeigu sūnus išlaisvien, iš tiesų bus laisvė. Tai aš pavyzdžiui valku gulmon 12 metų, tai jau bus, aš neprisimenu, man juk minčių, aš nenoriu ni pagalvoti, aš ta prasme, aš galiu galvoti, man vis normaliai, bet aš niekada nenorėčiau gerti
Nes aš nenoriu būti apsvaigęs. Viskas. Ir viso, aš nenoriu būti apsvaigęs. Aš noriu būti neapsvaigęs. Aš noriu blaivę mąstyti. O ir tiek to proto trūksta. O jeigu dar apsigertum, nu tai vapšė, suprantu. Tai va, tai dabar tų sveikats jau viskas jau kažką per tom 50 metų jau tų sveikatėlis tiek nebėra ir vat norėčiau nerūkyti. Nu, tad jeigu jis išlaisvins, bus vis okei mane. Jeigu pats aš, galbūt, kad visiems galbūt nekap. Nu, iki dabar kol kas ten. 25 valandas beveik. Apsiverkiau dabar. Toks nors užsirūkyti. Teik traukšakis. Atrodo, kad jaučiu, kaip gyslos kraustek, ronku, įkaist ronkas. Atrodo, kiekviena krauja gyslė jaut. Jaučiu, kad tas 40 metų rūkimą čia nemetau, ne pusę metų, ne. Manau, kad to teks labai daug, kiek informacijos iškojau apie rūkimus, tai jo, to priklausomybė susidaro nuo po kiek idėjų surūkydavo ir kiek metų. Ten, kaip sakant, nu, gali būti žmogus ir aiškiai 10 metų, gal surūkydavo idėjų po 2-3 cigaretės. Tai aš jau pas man skaitos, aš kiek suprantu, labai sunkiai didelį priklausomybę. Oi, brangiai, meldaus, Dievas padėt, Dievas pažadėjo padėti. Jeigu pagal Dievo valią ir tai jeigu prašau pagal Dievo valią, Dievas turi ištiesėti savo žodį. Žinot, aš šį kartą manau, kad man turėtų pasisekti, nes aš iki ašarų šitą dainą, rimta kriuka, apmažus vaks, bet prašau Dievo pagalbos. Nu, žiūrėsim, kas toliau bus. Sveiki, mėly, 40 valandų esu. Be nikotinų pakaitalo, be rūkimo, be cigarečių. Ir dėka, nu tikrai, ne savo. Kiek bandžiau, nieko neišeidavau, nieko nepavykdavau. Dabar noriu pasakyti, mėlyje, kad broliai seserys, kurie galbūt bandysite, galbūt irgi galvojat mesti kažkokį priklausomybę ar kažką. Žinot, nu kad Jėzus išlaisvins, tas tikrai bus laisvas. Jeigu dabar kas gali priversti mane vėl sugrįžti prie kokio rūkimo ar prie alkoholio, alkoholį jau 12 metų, kai nevartoju. Rūkyti nerūkau 40 tik tai valandų su viršum. Ar tai gali tapti 40 metų, ar 20, aišku, 40 aš galiu nebegyventi. Bet žinot, tikrai gali, su Dievo pagalba tikrai gali. Aš vis tas valandas visados buvau su Jėzum, aš jaučiau, aš visados, aš žinau, kad mane užpuls tos mintis, bet kada. Ir kai mane užklupdavo jos, aš visados šaukiausi Jėzau gelbėk, Jėzau padėk. Ir žinot, kaip tam Petrui, kai suabejojo, jis kęst pradėjo. Taip ir mums, aš suprantu, taip ir man, vat aš galiu pradėti kęst, kad aš suabejosiu. Jeigu aš tikėsiu Jėzum, kad Jėzus man gali padėti, ir jis tikrai ne tik, kad gali, bet jis ir padeda, jis nori šitą. Jo valia tokia yra, jis nori, kad mes būtume sveikesni, jis mus myli, jis mus nori išvaduoti iš nuodėmės. Nes kas gali nugalėti ją? Kas nugalėjo? Jėzus nugalėjo. Tai, mylimieji, šį kartą, tiek apie 40 metų vergovės, o kiek laisvas būsiu. Neaišku, kiek gyvensiu, netgi nežinau, bet noriu būti laisvas. Tegu Dievas man padeda ir jums taip pat. Iki